Tai laba diena. Labą dieną. Iš treti kartą iš tikrųjų. Jeigu taip sąžininga, nuširdė, tai mes iš treti kartą pas jums atkeliaujam. Viens buvo Instagrame, antrus Facebook ir dabar vėl Facebook. Tai sveiki, sugrįžę, atkeliavę, pamatė, prisijungė, malonu jumis matyti. Su jumis Plungės atvira jaunimo centra, laida antrą sezoną sugrįžusi į eterį, kažkur matytas. Ir šiandien mes turėjom pašnekovį, katra yra kažkur matyta Plungė. Ir jaunims man dažnai pamatę bendradarbystės centre Spiečius, kadangi mūsų pašnekovė Jurgita Každailytė, labas Jurgita. Labas. Ana yra Spiečiaus koordinatorė, taip pat Jurgita yra coacherė. Jurgita yra, palauk, aš dar pasižiūrėsiu, kad čia nesumeluočiau, aktyvi Plungės ambasadorė bei viena iš Plungės klubo bendra įkūrėjų. Ir kas man labai patinka, kaip Jurgita savam apibūdant, kad Ana yra. Tu tokie žodė tarytum apibūdinant Jurgita. Žmonės, verslumas, renginiai, bendrystė, ambicingumas, saviugda bei aktyvus ir sveikas gyvenimo būdas. Pati pažįstu Jurgitą, tai visiškai 100% apie Jurgitą. Taip. Visiškai apie tavo mane. Tiesa. Tas ir tiesa. Tas ir tiesa. Jurgita, mes patį pradžią pradėjom su tokiu aktyviu įkritimu įdomiu ir jau pirmajam laivį kalbėjom apie to, kad verslį tarytum, tai netikėtumą, iškrypimą, pokyčią, korekt prisitaikyti, prabūti, kaip dažnai nepasitaik? Kaip dažnai, kiekvieną dieną gal pasitaikyti arba kiekvieną valandą. Viskas vyks pokytį ir dabar norim pasilės laivo, neveikia kažkokį sąlygas apribojimą pasikeiti, taip ir verslį būna, naują statymą, naują mokesčią, viskas nauja ir viskas kinti ir mes net negalėjom to įtakoti. Ar mes galėjome įtakoti, kad Instagram'e nebegalės nuo to tokių skaičiaus žmonių sekėjų laivą daryti. Negalėjom, bet kažkaip turėjom dabar susitvarkyti su tau ir ištrėti kartą laivų pasilės. Taip pat į verslį būna išėnaus direktyvai, statyms. Ir ne tik čia labai paprasta apie tom, bet žmonių elgesys keitas įpročiai, keitas populiaroms. Labai daug dinamikas, taip kaip ir mūsų gyvenim, iš tikrųjų kiekvieną dieną, kiekvieną valandą galim su to susidurti. Ir dabar tu pakalbėjai šiek tiek apie įpročius, apie jie nukintamumą ir mane toks klausimas kals. Vis tiek mūsų didžioji auditorija yra jaunims ir jaunimo viduje, nu, labai dažnai gard, tom verslumą, verslus. Apie ko apskritai tas verslus yra, kada nusupažindinti? Gal, kad jaunims dažnai nori paprastą viską suprasti, bet ir mums patinka paprastą suprasti. Ir aš manau, kad visiems tad lengva ir paprastą suprasti. Tai iš tikrųjų versloms ir verslus mums yra apie problemų sprendimą. Nu, ir atrodo, kaip tas problemų sprendimas, koks tas problemas spręs, bet iš tikrųjų tai ir yra tvariausia ir paprasčiausia suprasti, ar tavo idėja, produkts, paslauga, prekė, ar gal išspręsti atitinkam problemą. Tai ta problema galbūt ir pozityvi, galbūt paslauga, kuri suteikia pagalbą, sveikatą, ar grožio, ar kažkam, bet tai vis tiek atitinkama, galim grįžti to, kad sprend problemą. Tai kokia ir ta problema? Galbūt interjero problema, galbūt sveikatos problema, galbūt technologinė problema, bet viskas iš tikrųjų sukas apie to, kad ar mono, priekė, ar paslauga, ar gaminys, ar sprendims gal išspręs problemą, tai generalizuota, bet ar sprend kažkokią situaciją. Tai gal net galėčiau sakyti, ar sprend mono, priekė, paslauga, ar dalyks situaciją, ar sprend. Ir dažnai sprend, ir dažniausiai tada ir vertingai, ir tada rondi tom tokį kaip surasti savo produktų vertės, ton labai kaip ir skambės, bet vertės pasiūlymą, ar mono produkts idėja ar paslauga atitinka klientų reikiamą vertę. Tai ar klientų sprenda nuo skausmo, ar poreikį, ar situacijas kažkokį tai dalyką. Tai apie sprendimą. Verslas yra apie sprendimą ir ką pataikyti tom, kad tai, ko aš noriu daryti, sutaptum su to, ko reikia klientam arba žmonėm arba pasaulio. Tai kitaip sakant, tokias paprastas žodės, norėtų dabar įgarsinti, žinai, ar teisingai išgirdau, supaprastins, kad mūnai kažkoks tai dalyks neskaud. Mūnai ten skaud, aš noriu nagus tvarkyti, mūnai nepatinka ir skaud, kad man naga ir vis laik negražus ten blukėja, ne? Taip. Ir čia ir man problema, kad mums netenka ant tai naga. Taip. Ir aš noriu tom problemą išspręsti, susitvarkyti nagus. Į kažkokį pokytį, ne? Taip, ir tada tom problemą išsprend manikiūrininkės profesija, kuris suteik tau tą paslaugą, nes tu gal ten nemoki, tu nori, kad būtum gražu, tau ir problemas gal ten silpina, tai būtišką kalbant gal ir silpina,
Tai taip ir apie daug kitų, bet taip, aš turiu poreikį, tai ir problema, nu arba sakau, tai galbūt ir malonumų dalyks, aš noriu atsipalaiduoti ir noriu nuėti masažą. Ir man atlieka masažą specialistas, masažą, kuris dirba individualiai arba to įmonė ir irgi suteiktom tokį jau tada iš tos pozityvios pusės būtum tas toks poreikis žmogaus. Bet taip. Labai įdomi, žinai, ir ką galvoju, atrodo, tų problemų yra labai daug ir tų verslų yra labai daug, katros siūlo tų problemų sprendimus, bet kaip manai, aš pažiūrėjau, jaunuolė susigalvoja įkurti kažkokį tai verslą, kažkokį idėją ir mona ir viena iš daugelio, ne? Nu, pažiūrėjau, specialistų, nu, daug pakankamai yra. Bet kaip būti, bet tai specialistė su tokį cinkelį, kur pastais norėtum atkeliauti, žinai. Tai gal aš taip sakyčiau, negal iš tikrųjų išsigryninti, kas tu esi ir kokį klientą tu nori pritraukti, nes mes visi esame individualus ir kas yra tas mano išskirtinumas, apie ko aš galiu būti, ar aš ten mėgstu, nu, kadangi pavyzdys naga, bet labai apie kad, pavyzdžiui, galim kalbėti, kad tai ko aš mėgstu, ar aš mėgstu minimalizmą, ar aš mėgstu kūrybą, ar aš greitą darau, ar aš ilgą darau, kokius mano darbo valandas yra, kaip aš galiu prisitaikyti, ar aš galiu būti galbūt, sakykime, dirbančių žmonių specialistai, kuri priėm žmonės po darbą, o gal aš galiu būti tik tų žmonių specialistai, kuri priims dienos metu, nes aš galbūt po darbą pati negaliu, nes ten turiu šeimą ar kažko, nu, sakykime, jau čia į ton tolesnį profesiją nuėjus, bet kaip aš noriu dirbti, koks yra mano darbas stilius, kas mums patinka, taip aš galiu pritraukti klientus ir tada netgi klientų vėlgi, jeigu atitinka tavo stilius su kliento stiliu, nu, tai tada jūs gaunate iš karto tobulų rezultatą ir dažnai, kada būn sunkia specialistų, bet kokiam, kai jums pradeda daryti visko, o tada visko ir sunkia daryti, nes galbūt man labiausiai patinka į dalyką, kūrybiškoms pavyzdžiui, o gal aš esu tokiu, kuri nori daryti tik tą tokių griežtų formų arba ten dirbti su atitinkamas klientas, kad jie yra labiau tokie, ne tai kūrybiški, man nepatinka piešti ir aš gal nenoriu piešti, bet aš tada, jeigu viskom visiems darau, aš kartais turiu liepti per savo. Tai tas išskirtinoms ir per to, kad atvert galimybę savo kūrybą ir tada žmonės tavam pasirenka, nes tiesiog visą esame autentiški ir tai klientą pasirenka tavam ir iš tikrųjų kiekvienam specialistui dažniausiai ir veikia, o ganam patinka. Tai aš gal sakyčiau, išskirtinoms yra autentiškoms, tada kas tau patinka daryti, pasiūlyti klientam ir būti kuo labiau savim. Nes kai mes esam savim, tai tada mes esam, nu, pats ypatingiausias, toj kontra nėra. Nu, ar tu sutinki toj kontra, kaip aš galbūt panašių, bet vis tiek mes nebūsim toks pats ir tokiai pat žmonės. Tai autentiškoms ir pasirinkti, turėti drąsos būti tam klientų, katram tu nori būti. Nes dažniausiai mes vis nujautam, kur mes norim būti, bet neleidam savo, nes kaip ir atrodo, kad universaloms laim, bet iš tikrųjų nesutikčiau apie universalom, tai tink pradžio išsigryninimo ir savo veiklą labai daug verslų pradėt ant tokį, kad aš esu visiems viskas, bet iš tikrųjų sėkmė dažniausiai aten per bandymus aten sėkmė, bet ir per to, kad ar aš galiu būti, nu, atitinkamo kryptį. Ir kai esi atitinkamo kryptį, aš kartais esu žymiai geresnis negu visur visat. Tai kaip gražu, tai tarytum verslą, kuriam sunkiai ir glaudžiai susijęs su savo vis pažinam iš esmės. Taip, nes mes negalim atskirti sąjus nuo verslo, taigi mes ir kūram, jeigu pradėkėm nuo darbo vėti savo, iš tikrųjų, tai kas kūro, nu, kūro aš su savo įgūdžiais, o tai koks aš įgūdžius turiu, kokia aš esu, koks aš esu, kas mums patinka ir kartas tas patinka, ne vis laikas susigul su to, ko aš noriu vis laik daryti, kartas ir ko nepatinka daryti, bet vis tik dienos pabaigoje, tai didžiąją dalim, kai dara verslą arba savo idėjai dara, tai vis tiek tas turbūt patikėjimo ir rezonavimo faktorius. Dėl to, kad mes esame individualus ir toks per savęs pažinę vis tiek turėti, kas labiausiai patinka ir tada tas lengviausia gaunas ir tada gal gautis tas dalyks, kad kaip man nedirbant uždirbi pinigų, nes tada mažiau tas darbs jautas, kai nėra tokios prievartas gautam darbą. O kiek tau pastavis gyvenim yra to patikėjimo faktoriaus, kur keliauja, nes pojūtis yra ir vaizdas yra, kad tu švyti savo veiklos, bet čia tai kiek visko privardinau, tai kaip tu pati jauties? Tai iš tikrųjų jautus didžiai dalim, jeigu paimti procentas, tai tikrai didžiai dalim, kad 90% jautus, kad labai man patinka ir kadangi ir ta veikla dinamiška, tai man labai patinka esas veiklas ir tų veiklų gal atrodo, man atrodo visai nemaža, bet tai yra išpilda. Tai kadangi aš toks sakyčiau, gal dinamiška esu, tai manim
ir išpildo per skirtingus dalykus tos veiklas, bet aišku, tas darbas to kaina yra atitinkama kaina, jeigu viešajam sektoriu, kadangi vis tik spiečius ir kaip ir viešojo sektorio segments, tai viešajam sektoriu yra atitinkam dalykų, taisyklių, procedūrų, katras reikia gyvendinti. Tai aš tas procedūrus, kurios man nepatinka, iš tikrųjų nepatinka, bet aš abstraktaunu, kaip to darbo kaina ir vardan tos kitos dainos, pavyzdžiui, vardan tos kitos dainos ar su žmonėm, ar renginį, ar galimybės padėti individualią žmogų, aš galiu daryti to dalį, kuri man nepatinka, bet tai sukuru, kad aš galėsiu ryto daryti renginį, pavyzdžiui, o tą man reikia padaryti galbūt viešai pirkėjim. Tai aš ir stengiuosi balansuoti, nes iš tikrųjų ir dalykų, kur nepatinka, bet nors kažką priekatliai, kad aš galėčiau gauti to, ko aš noriu. Tai yra to prieskonį, kur ne vis laik patinka, bet jeigu didžioji daugumų patinka, tai aš tada to džiaugus. Ir taip ir bendro visumo. Dėl to ir tų veiklų tiek nemažai. Ir čia, žinoma, man toks atrodo visai gražus ir vertingas užfiksavams ir jaunimo, nes mes labai dažnai dabar kalbam, mane visur sklanda ganda, kad, kaip ganda, socialinius tinklus ir panašiai, kad daryk savo mylimą veiklą, dirbk savo hobį atitinkant veiklą ir tau niekuomet nereikės dirbti ir panašiai. Bet viskon susumavus, tai kad ir to mylimą veiklą, apimtus darbus ir tas veiklas, koronos galbūt ne iki gal patinka, bet anas, tarytum reikia padaryti, kad būtum kažkoks progresus ir augams. Taip, gal čia taip ir norėčiau sustuoti, kad toks, iš kokios intencijos mes einame savo veiklą, nes dažnai būna tikrai į smulkų verslą ten žmonės, kurie dirba įmonės, ir pateka, nepateka ir tada ten toks, gal ir toks taškas, kada jau čia toliau gal nuo jaunimo žvelgam, bet kada tu turi įgūdžių ir supranti, kad gali iš tų įgūdžių monetizuoti arba tiesiog turi idėją ir kaip ir nori iš tam tikrų taisyklių išėti, bet nuo tam tikrų taisyklių kaip ir nepabėgs. Yra buhalterija, kad VMI deklaracijai reikės vis tiek vieną kartą per metus prisiduoti. Tai aišku, gali to nedaryti, nusipirkti paslaugą. Tai yra atitinkam dalykų, kur vis tiek tu sutieks ir vis tiek sutieks, kas biški nepatinka. Ir apie hobį kalbant, iš tikrųjų labai įdomus kams, ką aš galvoju, kad iš tikrųjų kartais reikia turėti žmogų ir hobį. Ne kiekvieną hobį reikia padaryti verslą, nes tada gal tas tavo hobis net nebepatiktų, nes yra irgi dalykų ir kad būti sėkmingam. Ir dažnai aš matau, kad jeigu klaustum, tai užbėgsiu gal į priekį, kas yra sėkminga verslininkai dedamoji, kad daro dalį ir to, kas nepatinka. Kad tiesiog daro tom, ko reikia, tam, kad gautum ir kad nuėtum ten, kur nori būti. Tai tada ir, man atrodo, tokia kaip ir sėkmės truputį mini piliulė, nes jeigu mes nesitaikstum su to, kas nepatinka, tai labai daug dalykas nepatinka. Ir taip, ir tada žiūrint į ton hobį, irgi klausimas yra, gal kartais reikia pasilaikyti ant hobį kaip hobį, nes gal daugiau malonumo ateik, o kai gal norės tik tą ton dalyką daryti ir verslininkai kartais būn, kad aš galiu gerti specialiai savo sritį, bet aš visiškai nesu verslininkas, nenoriu su klientas bendrauti, nenoriu pardavimų daryti, buhalterijai man svetim, aš noriu tiesiog kurti savo dalyką ir viskas. Ir tada ir ta gaunas vidinį priešą, kad kaip ir noriu savo veiklą daryti ir ana gražia gaunas, bet nėra tuo kitų dalykų motyvą daryti, kas nepatinka. Ir kai, jeigu esi vienas dar neužaugintos veiklos į kelių žmonių kolektyvų, nėra ką pasidalinti. Ir tada turi vienas visko daryti. Ir tada prasideda jau sunkumą didelį. Ir manai, čia to vietoje, toks atkeliavom klausimams. O koks skirias turėti verslą ir būti verslininku? Nes toks, aš iš to kau dalinys, išvelgu kryptį, bet kaip tu matai. Tai turėti sąlyginą net nekainuoja, atsidara įmonė, atsidara individualių veiklų ir jau pagal faktų tu turi. O kam tu klausai? Ir būti? Turėti verslą ir būti verslių žmogumi. Ir būti verslių žmogumi. Ja. Tai turėjai pats faktas turėjams, tai paprasta paėmus, tai tiesiog atsidarė juridinį vienetą ar jo individualių veiklų ir tu turi. Bet būti versliu, tai tada yra jau kaip ir verslom kompetencijai. Tai tada kas yra versloms, tai išieškojams galimybių, ar ne, tada ir tas dinamiškoms, prisitaikėms, nes verslo daug kintamų, daug ir dalykų pradžio vienam asmenį. Tai parduoti, matyti galimybės, netgi pats versloms ir turėjo ir būti to versliu, tai yra matyti galimybės. Ar aš čia galiu gal prijungti papildomą produktą, gal aš čia galiu kolaboracijai pasidaryti. Turėjams nėra baigtėtis, būti verslė ir jau mano daryti ir ugdytom verslom kompetenciją, tai ir procesus, o pats turėjams man labiau yra apie faktą. O pats faktas išsais, kad aš turiu mažai bendrai tokį ir tokį,
tai jokios vertės negeneruoja. Nu, jeigu nėra tam produktą ar nėra vertės, tai yra tiesiog, nu, kaip čia ir paudelė. Bet jeigu mes nenaudojam, nu, tai mes nenaudojam, manau, pagal paskirtį. O jeigu įveiklinimą tą galimybės ir prisitaiką dinamišką dėliuoja, o čia tada ir visai kita dinamika. Tai aš sakyčiau, kad buvėjams verslai yra apie veiksmą, pokytį, prisitaikymą, o pats turėjimą, tai yra, bet iš ano gal niek nesigauti. Ir apie veikėjimą, net ir verslas, nes, nu, ko aš pati irgi gardu ir iš jaunolio, nu, toks atarytum yra susidara įspūdis, kad jeigu esi verslininkas, ar ten vadovas, o jau verslė, ne, tai tu ir vadovauji visiems labai, tai tau vadovauji savo. Na, bet tu įsivaizduoji, tai nėra taip, kad tu galvoji, kad viens pats darbuojas, tu galvoji, kad tu turėsi komandą ir tavo paslaugos ir prekės juk norės visi ir tik pabėgs, tai čia tas mąstymas toksai yra. Ir atrodo, kad niekada nereikės dirbti. Nu, aš tiesiog būsiu verslininkas ir pinigą pats pas mane sės. Patvirtintum ar paneigtum? Nu ką, tai jeigu turėti kaip faktą, tai gal tada niek nedaryti. Atsidariau ir nusaligina niek. Vis tik deklaracijai tai reikės deklaruoti. Už to, kad atsidarėjau, o ties pasiekmė, kad reikės deklaruoti. Bet, nu, nikap negaliu sutikti su to, kad niek nereikės daryti, nors kas kon laika nieku. Kai kam nieks yra ir šiandien kaip tik turėjau susitikimą ir tokį frazę labai gražiai buvau linkėjimą, Lukai, labai gražiai pasakė. Tai kad aš dirbant saistį, atvažiuokit bet kada. Tai va, tai reiš bet kada. Tai yra žmonių, kurie renkas ir aniem gal yra nieks atvažiuoti priimti klientą po darbo valandų, tada, kada klientas, gal prisitaikyti prie klientų ir kitam, tai sakys, tai čia ir nieks čia man ir natūralu. Tai kas kon laika nieko, nes jeigu nieks ir visiška nulis pastangos, nulis daroma, tai tada visiškai tai netink, bet kai kam nieks bus, kad aš bet kad prisitaikys prie klientų, nes aš myliu savo veiklą, aš myliu savo klientus, aš noriu sauginti ir tai mums patinka ir mums patinka klientam padėti ir aš netgi po darbo, kada reikės tam klientų, tada man priims. Tai va, kas ir nieks kam. Okay. O kaip tu galvoji, ar kiekvienas gal būti verslus? Apie patį galimybių buvimą, tai manau, kad galbūt galėtum būti teoriškai kiekvienas, bet ar kiekvienas yra verslus? Ar kiekvienas nori tom verslom kam auginti, tai, nu ne. Ar kiekvienam tik versloms? Irgi ne, bet ar šią paėmus tą bendrą iš tolimos perspektyvų žiūrint, ar kiekvienas žmogus turėtum galimybę būti verslus, taip, kiekvienam tai kainuos. Ar kiekvienam tink, tikrai netink kiekvienam. Ir tai yra, nu, daug pastangos reikalaujant kompetencijai ir ne vis laik dinamiškoms kiekvienam tink, o čia labai daug dinamikas. Iki kol tu galbūt įeini struktūrą, kada tu gali jau pasidaryti savo kryptį ir būtų kryptį. Tai va, tai ne kiekvienam tink. Verslą patį, ne kaip Taip. Ne kiekvienam tink verslą kurti. Taip. Gal ir ne kiekvienam tai reikės, nes kartas gardas, sakykime, mes kvietam koks nors jaunuolis, atkeliaukit, bus labai faintin verslom, paskaitų užsiėmams, ai, man neįdomu, aš nenoriu, nu, tai ir viskas okei, nes ne kiekvienam tai ir yra. Ir skirtingus etapus. Gal tam etapui dar ne ir jis net nemato, nes kartas tam verslui irgi man reikia pamatyti. Ir net pamatytom galimybę, tai kaip verslai irgi sėkmingai būn, kada neįpamatė galimybę ir kai galimybė rezonuoja su rinkas poreikiu. Tai kai esi jaunas, nu gal net negalvoju, kad iš vis tas versloms ir kams. Tiesiog tuo metu taip atrodo, o po to pasikeiti po kelių metų, kad visiškai kitaip ir labai didelis poreikis atsiranda. Tai čia irgi nuo etapų priklauso, sakyčiau. O kaip tu galvoji, katro vieto šiai dienai yra jaunimo versloms? Katro vieto? O kon turi minti katro vieto? Nu, ar unsa daug išsiplėtojęs Lietuvoje yra, ar anam dar trūksta, nu, vat tiesiog kokio būseno, kiek reikia pasistengti, ar nereikia pasistengti, o gal kaip tik ir pakankama verslas? Tai aš manau, kad Lietuva ir mes regioną sąlyginai vis tik esam pakankama verslus ir iš tikrųjų jau dabartiems jaunims, tai mes irgi sąlyginai esam jaunims, ne, bet dabartiems jaunims mums ir žymiai laisvesnis, mums žymiai labiau imas įvairių verslų, veiklų ir drąsesnis ir idėjom naujom, tai aš sakyčiau, kad mes nebeturim problemas, kad nieks nekur verslą. Iš tikrųjų dabar jau yra, kad jaunims ir drąsus ir uns gal kurtum verslą, bet klausims ir gal apie ton tvaromą to verslą, apie tų idėjų tvaromą, bet apie ton atsineštą mintį, kad ar aš galiu daug uždirbti ir niek nedaryti. Va tas, va gal tai kampai, bet iš tikrųjų
mes esam bendrą labai verslinti dabar palieki. Nes mes esam gal ir tas laikas dabar toks ir lyginant, kokie buvo, nu, labai toliai nuės, bet mūsų tėvai, senelė, koks seniai galimybės turėjo ir kiek buvo galimybių. Dabar ChatGPT gal sudaryti verslo planą, ChatGPT gal pasirinkti marketingo planą, aišku, kiek unsa bus ištestuotas ir kiek unsa veiks realybėje, jau kad klausiams unsa padės, bet tai gal nebus tiesa, nes reikia testuoti. Bet bendra tai jaunims yra labai verslus. Taip. Ir ar norėtų smokę daugiau, manau, būtum, tai dar galėtum daugiau būti, nes tai yra labai geras procesas, kad labai daug žinių atneš, labai daug patyrimų, labai daug procesų, labai daug bendrystės. Jeigu dar klaustum, ką aš siūlyčiau jaunimo laisvalaikiais, tai aš siūlyčiau burtis į mažas komandas ir bandyti parduoti savo įgūdžius, savo produktus, kad jūs galite sukurti, nes jūs gaus geriausius patyrimus, jūs gaus patyrimą pardavimą, marketingą, buhalterijas, viešojo kalbėjimą, susipažinėm su kita žmonėm, nes vat jaunims apikon, kad kaip ir nebeitų verslų korti ir tas idėjų istorija ir daug pamatė labai gerų idėjų ir jaunims sprend kitokius problemas, negu mes kas sprendėm. Mes labai buvom amatininkiški žmonės, iš tikrųjų gal mūsų laida, nu, 30 kelių metų žmonės, dabar jaunims gal spręsti, nu, mes neturėjom problemas promptus rašyti, kai mums buvo 20, mes neturėjom problemas promptus rašyti, o dabar labai daug verslo dirbtinį intelektą, kuras ir kas ant skur labai jauni žmonės, iki 20 metų irgi ir tokių verslų. Tai, sakyčiau, jaunims ir verslus, ar regionos dar galėtum verslą būti galėtum, bet nebebei žmonės idėjų korti ir nebebei jaunims korti idėjų. Dažnai aš tai dabar klausausi ir galvoju, oi, tai čia visai toks geras bendradarbiavimas su jaunimo centru, Jurgita, nes jaunimo centre galėtum atsirasti tavo įgyvendinamas verslumo būrelis jaunimui, kad jaunuoliai galėtų burtis ir kurti verslus. Kadangi dabar rašinėjom, tai jau negal sugalvoti, ką išėti iš tos situacijos, tai jeigu atsiras to jaunimą, čia dabar darau pardavimą, tai gerbiams jaunimą, jeigu atsirastų bent jau 3-4 jaunuolę, kad norėtum tokį būrėlį lankyti pas žmonės, nu, ką pas žmonės, su mum pagalba ar nedaryta savo idėjas, tai tada bus būrėlis rytoj. Jeigu atsiras norinčių, tai bus. Bet palauk, dabar išsigryninkiam. Gerai. Ar tai reiškia, kad nei per šiandien to ar parašyti ir tada rytoj būtum būrėlis, kiek laik čia daudam tam atsiradimui? Tai galim pastarti, kiek laik iš tikrųjų, kad nes jeigu ir norinčių, tai ilgą nereklauk, tai tada galim sustarti, ar dedam terminą iki savaitgalį, ar dedam savaitę terminą, kaip tu matytum. Gerai. Palauk, iki savaitėliaus vadins, liek savaitę terminą daudam. Užtvirtinam. Savaitę per savaitę turime parašyti, jeigu kas nors norėtumėt, lankyti būrelį pas Jurgitą. 3-4 žmonės, ne? 3-4 jaunuoliai, jeigu ir jau galim sakyti ir mini komandą. Ir jeigu dar turite kiekvienas po idėjų, tai valio. Nors iš kitos pusės, tai jūs galite net būti visi komando, jums reikia tiesiog parašyti, jeigu jūs dabar žiūrit čia laivą, nes dažnai būna, kad kompanijo tiek suaugusiems žmonėms, tiek jaunuoliam būna, kad nėra aplinkų tų verslių žmonių ir atrodo, aš viens pats esu verslas, aš pažiūrėjau irgi, sakyčiau, kad aš turėdavau labai daug verslių minčių, bet mano aplinko nebuvo tiek daug žmonių. Tai per savaitę, jeigu jaunuolį tu žiūri ir tu turi įvairių verslių minčių, parašyk, mes jumis suborsiam, aš galiu ir suborti jumis, nes gal tu netur dar 2 draugų ar 3, kad tai norėtum, bet tu nežinai, gal dar 5 parašys kartų. Tai parašykit ir be draugų, gal sukursiam jaunimo verslumo būrėlį. Taip gimsta dalyką, ne? Greta. Ir idėjas verslą irgi taip pat gal gimti. Taip šitas. Tai jeigu tiesiog jauti, kad verslus esi ir norėtum kažkoks idėjas pabandyti, bet neturi idėjas, taip lava būna. Aš ir galiu pasakyti, aš galėčiau būti geresnė idėjų gyvendintojų, nu, ta prasme padėti anomis įgyvendinti, negu tik sukurti pati tas idėjas. Tai komandos reikia įvairių žmonių, tai nebūtina vis savo idėjų turėti. Gali atėti su tą mintim, kad aš noriu kažkoks idėjas išbandyti, bet dar nežinau ko. Tai irgi ir sveikintum. Ir žinoma, man dabar tokia mintis atkeliavo, kad labai dažnai mes bijom suklysti ir tus verslus kurant baisiai ir suklysti, ai čia nepasiseks ir panašiai. O kaip tavo gyvenimą? Ar esi turėjęs kokį nors feilą, katras tukšti labai gražių dalykų pavart ir susidėliuoja? Tai iš tikrųjų tas baimė tą kūrybą, tai jie labai už laiką ir iš tikrųjų labai nuostabių dalykų su laiką. Tai irgi, kadangi aš dirbu su verslais, tai visi klausia, ar aš jau dariau savo tų verslų, tai aš buvau ir pati amatininkė, taip gal sakyti, tai ten gal kitą procesą buvo, bet ir tuo pačiu pabandžiau gal ir savo prekės ženklų sukurti ir iš to irgi supratau, kad
Tai čia toks, aš failų to nelaikau, aš laikau tai procesu, bet irgi aš supratau, kur aš esu stipri ir tai daug atneš man patyrimą, kad galbūt man patinka labiau kūrybinė dalis, man pardavimo dalis visai nepatinka, ar man, pavyzdžiui, nėra sunku man komunikuoti, darykiam burėlį iš karto. Termins, deadlines ir čia nebuvo varga man sukurti, kad iš karto apie pagalbą žmonėm. Ir aš supratau, kad padarius savo brandą idėją, aš supratau, kad aš esu labiau apie pagalbą žmonėm, negu apie patį produktą. Man nerezinu produktą pardavinėti. Aš kol kas bent jau neturiu motivacijos daiktą pardavinėti, bet aš turiu motivacijos pagalbą. Bet jeigu aš būčiau nepabandžius su tuo prekių ženklu sukurti, aš labai daug savo kampų būčiau nepamačius. Apie ton kūrybos kampą, apie ton kokybės kampą, apie ton kūrybinę tokį dalį per kelis plotmis, apie to, kaip aš gebu organizuoti dalykus ir surinkti komandą, nes tam jau reikia komandas. Tai labai daug patyrėjimų atnešė ir tas bijojom suklystus, mums tiesiog atitolė labai gražių dalykų. Ir taip, ar aš galiu laikyti, kad tai buvo labai sėkminga, aš nelaikau nei sėkminga, nes aš labai greit nuo tos idėjos pavargau. Ir ir dabar tokį, kaip ir stalčiau padėti, tai aš kaip ir nejaučiu, kad čia buvo klaida. Dabar negaliu sakyti, kad tai buvo labai didžiulė sėkmė, bet tai buvo žymiai daugiau sėkmės, negu būčiau nedaręs. Tai aš manau, kad didžioji sėkmė ir yra išdrįsti ir leisti savo padaryti, nes visi mes turėjom įsitikinimų, pavyks, nepavyks, finansinį, investicinės, tai vis tiek į savo veiklą reikia investuoti finansų. Tai su tas finansas ir pakankamai jautrų, galbūt atsisveikinu arba investuoti, kada sugrįž, nesugrįž. Tai visi skirtinga ir jautrus rizika. Ir tokių žmonių, kurie anim negaila ir 10 000 investuoti, ar netgi didesnis sumas ir susitaik su to, kad gal nepasisiekti. Kitim rizikas faktors įrtinas kelių šimtų ribų, bet visus tas patiriams jums atneš pamoką ir kiek aš galiu dabar rizikuoti. Bet ta rizika vis laiką atneš naudos ir pats procesus, jis ir vertingiausias. Tai neskatinu neatsakinga, neapgalvojus visiškai investuoti, nes čia tokie du poliai yra iš tikrųjų, kad yra žmonių, kurie visiškai nepagalvoja ir tikrai sudegti į finansą ir laiks ir būn liūdna ir nesėkmės būn, bet yra ir labai didelis polis, kad aš matau, kad žmonės ir verslininkai gal ir pats jaunims, žiūri per daug atsakinga ir tada pribuo savam labai gražių patyrimų. Ir tas, kad neribuot savęs, jeigu yra idėja, jeigu susitaiko su ta finansinė dalim ir dabar labai lengva pasivalidauti ir tikrai nebereik labai daug pinigų investuoti, kad galėtum patikrinti, ar yra reikalingas tas produktas. Tai neribuot savęs, nes mes ir žemaičiai, ir plungiškiai, ir šiaip esam kartais per daug atsakingi ir daug to savo laisvės, išleisti ir bandyti. Tai ir to veiklo man labai norėtus padaryti reklamą, kadangi pakalbėjau jau apie finansus. Tai jeigu visgi yra baisų, kaip tas finansas, kaip investuoti, tai žinokit, šį mėnesį mes turėsim finansinio raštingumo paskaitą, tai bus ciklas. Dar data kol kas nėra suderinta 100%, bet siekit informaciją bus ir galit atkeliauti, pasikelti savo finansinį raštingumą ir tada pasižiūrėti, kažko investuoti. Ne? Ir netgi savo laiku nepabijoti surizikauti, ne? Jeigu kažkokias mintis idėjas kalst, paimti, pabandyti ir įdėti to ant savo laiką, nes, kaip Jurgita sako, labai gražus dalyką gimst. Taip, ir aš dar norėčiau prie reklamos paantrinti, kad iš tikrųjų, pradedant savo veiklą ar verslą, dažnai su finansai ir sapnuoju posnis, nes atrodo išidėjus tom savo veiklą daryti, aš čia kursu, aš netgi džiaugus, kad žmogus nuperk, kad ir už mažiau, aš gal kartas netgi nusivertint savam irgi tokiu būn, tai finansinis raštingumas, jis yra labai svarbus, nes irgi smulkiam verslui gal tapti taip, kad aš esu labai daug užimts, aš atidau daug savo energijos, bet man sugrįžti į finansą, tai taip pradžioje gal ir tikrai nereik, bet yra strategija laikyti rinko mažesnės kainas, kad tiesiog pasiekčiau klientą ir būčiau, gal per kainą galėčiau konkuruoti, ne? Bet finansinis raštingumas rodo to, kad tai ir labai plati kompetencija ir labai reikalinga. Ir kai moki dėlioti finansus, tada ir bus labiau patenkinti savo verslą darydams, nes iš tikrųjų, koks yra tikslas, ar tikslas yra irgi užsidirbti, ar yra tikslas būti tik tau užimtam. Tai finansinio raštingumo tema ir labai svarbi, yra nuo jauno iki suaugusių ir vyresnių žmogaus. Tai tikrai sveikintina ir tai tikrai labai rekomenduoju apsilankyti paskaitą ir pat visai gal norės atėti pasižiūrėti, kokį turint to, nes tai ir labai svarbi tema.
Tikra. Labai fainė. Tai siekit informaciją, netrukus sena bus. Mes turim, žinok, klausimą. Šiaip jūs iš tikrųjų galite, net nepaminėjau pačio pradžioje, ar gal jūs galite rašyti klausimus, jeigu tokių turit, Jurgita atsakys. Ir mes buvom uždavę ir kvietėm jau procese užduoti klausimus, tai mes buvom gauti klausimą. Kaip žinoti, ar biznis paeis ar ne? Tai čia tokie atrodo ir dažniausiai gaunam tom klausimą. Iš tikrųjų, iš plačiaus kontekstus dažniausiai gaunam tom klausimą. Ir unsa tikriausiai yra esmėnis, nes čia tada galbūt klausantysis arba tiesiog, kai mes diskutuojam apie ton, tai ar daryti ar nedaryti. Ar daryti ar nedaryti. Kaip suprasti, ar daryti ar nedaryti. Tai iš tikrųjų daug yra dedamųjų, bet pasitikrinti, kaip suprasti, ar biznis paės, tai gal pasidaryti tokį pasitikrinimą. Tai ko aš noriu daryti, kas ir mano produktas, kiek į rinko konkurentų. Tai čia jau dabar jam kaip ir moksliška, bet jeigu vienu sakiniu, tai kuo greičiau pasitikrinti, ar duos pinigų žmonės. Ar mokės už to. Nes jeigu vien tik nemokama daryti, tai yra labai didelis veidrodis, tada negali pamatyti tos tiesos. Nes nemokama, tai žmonės nevertina, bet kai reikia duoti savo finansą, kad ir eurą, tai tada jau žmogus kaip ir pradėt priimti sprendimą. Tai jeigu trumpą atsakant vienu sakiniu, kad kuo greičiau pabandyti paimti eurą. Kuo minimalesnėm investicijom, greičiau pabandyti žmonių ar pirkti ar nepirkti. Ir idealiausia atveju, kad ne tik būtų martams rats žmonių, kad tiesiog šaltiem klientam tiesiog susižiūrėti, ar rinka atsako finansų į to, nes verslas vis tik yra apie finansus. Dabar paprastas žodės, kas yra rinka ir kas yra šaltas klientas. Tai tada rinka yra pirkėja žmonės, kad tai mokėtom pinigus, tai nesvarbu kokios srity, bet žmonės, kurį gal mokėtų už tavo pinigus, ar žmonės, ar įmonės, bet tiesiog tas, kas gal mokėti tau finansus už tom produktą ar paslaugą. Ir tada šaltas klientas? Šaltas klientas tai ir žmogus, kad nematys, negirdėjęs apie tavo veiklą, paslaugą ir taip, net nežinant apie tavo veiklą ar paslaugą, tiesiog niekada negirdėjai žmogus. Tai gerai. Tai, žinau, ko norėjau tavęs paklausti, nežinau, kiek į laiką čia mes bandom su Eglišin klausus. Oi, tai jau čia mes įsivaizduoju, beveik valandą šnekam, bet aš dar, žinau, ko noriu tavęs paklausti, labai įdomus klausimas. Daug, sakai, esi plungės ambasadorius, darbuojies su plungės klubu. Ir jeigu plungė būtum prekės ženklus, kokį būtum ano reklaminį žinutę? Labai lengva, nes plungį pasilėdo brandingą, tai plungį ir nebijantiems veikti. Greitai išsisuka. Prašau. Gerai. Ir plungį ir konveikti. Ir plungį jūs lauk. Jeigu jūs žiūrit, dabar čia kalbam apie jaunimą, bet jeigu žiūrėtų to laivą žmonės, kad jis svarst, ar plungį gal rinktis, kaip ir jauni žmonės, tai plungį jūs lauk. Plungį lauk ambicingų žmonių, plungį lauk tų nebijančių veikti žmonių ir plungė ir žmonės labai svetingi ir širdingi ir čia ir smagu būti, tai plungė tikrai ir nebijantiems veikti ir plungė lauk jūsų. Okay. Ir jeigu reikėtum jaunimą duoti patarimą apie verslumą, tokį linkėjimą paskutinį, koks saunsa būtum? Kuo greičiau bandyti. Kuo greičiau bandyti, klysti ir daryti ir nedaryti vieniem. Burkitės kartu, jūs dabar esat jaunims yra vien kitų resursą, jūs galite prikurti labai daug gerų projektų, tai bandyti daryti, kuo greičiau pabandyti tom verslom daryti ir tai atneš jums labai daug patyrimą, tai daryti, kurti, leisti savo bandyti ir tai bus nuostab kelionė. Taip, bandykit. Bandykit ir turit savaitę parašyti su galimybė pabandyti ir galbūt mes čia Jurgita prisikveisiam turėti atviram jaunimo centrį būrelį. Taip. Prašau, aš laukiu. Galite nustebinti manėm, nes aš iš tikrųjų tokį, galite pasidalinti, kad nežinau, ar susirinks, iš tikrųjų toks labai, taip drąsiai sakau, nes už tokią abejonę, ar susirinks, tai čia, jeigu susirinks, tai bus nuostabu ir tikrai manau, kad mes galėtume pakankamai sėkmingai tai prikurti. Aš tau tikiu. Labai nuostabu tam. Tai nepabijokit, parašykit, nepabijokit parizikauti. Taip. Ir tikėtina lauks labai fainas būrėlis. Aš laikysiu čiuriks, kai jūs parašytumėt.
Nebijantiems veikti. Ne vien tiems veikti. Tai ačiū labai, Jurgita, tau už pokalbį. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki šiandien. Kitą trečiadienį jūsų lauk pokalbis su mūsų bibliotekininkėmis, tetos iš bibliotekos. Turėsim irgi nuostabų pokalbį. Ir jūsų laukia pokalbiai iki pat žiemos. Tai sekite ir būkite kartu. O aš noriu tau, Jurgita, niekaip nepakalbėjom apie tus dalykus, bet kažkaip mane tas verslus ir kalbėjom apie tom, kad daryti dalykus kartas, Katrai neteik patink ir tas metodas, kad nuryti žalią varlę, ne? Tas Katras nepatink, tai mes tau atversim jaunimo centrus. Norim padovanoti mažą smulkmenėlį, Katra kortą ir pateis jaunimo ronko. Metu buvo atėjus pristatė mums, padėję keliauti per procesą ir plaukti jachtą, tai va čia iš tų yra plaukimo jachtos dalykų, kur tas dalykas. Varlytė kurta, kad nurytumėm tą žalias varles pirmiausiai. Tai ačiū, kad buvot, bučkis jums ir ačiū, Jurgita, bučkis tau. Žiūrėkit, kokį gražų kūrybą, labai ačiū, linkėjimą, kurkit ir darykit. Iki susitikimo. Bye bye.